ir skaičiau antraštę, panika kiekvienoj eilutėj, o aš burbuliuoju vonioj ir man viskas čiki žemės drebėjimas. Aš drebinu kojom baseinuke, globali krizė, o mano vienintelė dilema kukurūzai ar bulvytės. Pašto dėžiai, sąskaitų kalnas, o aš vis dar sprendžiu, ar šiandien būt avokadas ar žmogus. Facebookas reikia, visi pyksta ir dega, o aš tik noriu vienam vonios bombom paleist. Lėtai. Pasaulis dega, bet man šilta. Sėdžiu vonioj, valgau kukurūzų pagal vėlės. Pasaulis griūva, bet man šilta. Turiu garą Spotify ir sąskaitą be skolų. Tikiuosi viskas susitvarkys, kol baigsis sezono nuolaidos. Pasaulis dega, bet žiūrėk, kokia graži liepsna. Ir aš šildausi kaip žmogus be plano. Ekosistema griūva, o aš užsisakiau ledų. Skonis apatija su pistacijom ir cinamonu. Pasaulis šaukia, pabusk, bet mano laikrodis miręs, o žadintuvas simbolis. Galėjau eit protestuot, bet kaip tik atvažiavo kurjeris su pufiku. Politika įrėsi per ekraną, o aš renku vonios druską su užrašu ramina chaosą. Pasaulis dega, bet man šilta. Mano vonia burbuliuoja geriau nei ekonomika. Pasaulis byra, o aš vis dar maišau arbatą ir skaitau, kaip būt mindful, nors nežinau, ką tai reiškia. Tikiuosi viskas susitvarkys, kol baigsis serialo sezonas. Pasaulis dega, o aš su chalatu ir žvakė dega, kvapų pasaulis tik sapnas. Gal aš egoistas, gal aš per ramus, bet kai viskas griūna, burbulai tampa būtini. Ne kaip sprendimas, o kaip levandų kvapo gynybos mechanis. Pasaulis dega, bet man šilta. Esu žmogus su vonia ir pasiteisinimu. Pasaulis spirga, kaip keptuvė ant ugnies. Aš sakau dar 5 minutės. Gerai, tikiuosi viskas susitvarkys, kol baigsis muilo putos. Ir jei ne, bent jau šiandien aš pasvininkau šilumą. Burbuliukai kyla. Pasaulis laikinai pristabdytas.